vokiečiai nuo tos dienos, kai BMW trečiukas ant vežimėlio įvažiavo į ADAC technikos centro kiemą, į mus žiūrėjo kaip į visiškus bepročius. Susitaikę su realybe, jie pragmatiškai konstatavo, kad tokio bandymo rezultatai labai nesunkiai nuspėjami ir kad per jį bus smarkiai sudaužyti apie 100 000 eurų kainuojantys Euro NCAP programoje dalyvaujantys manekenai. Šis nemalonus atradimas tapo naujų galvos skausmų geležinių spąstų komandai, nes tai reiškia, kad moksliškai įrodę ir šiaip akivaizdų dalyką, neabejotinai sulauksime papildomos mažiausiai keleto tūkstančių eurų sąskaitos už sugadinto inventoriaus remontą. Išeitį pasiūlė patys ADAC ekspertai. Vietoj tiksliai per avariją patiriamas traumas fiksuojančio humanoido prie ratuoto Frankensteino vairo, jie pasiūlė pasodinti gerokai paprastesnį manekeną, pagamintą iš lanksčios vielinės konstrukcijos ir kempinę primenančios medžiagos. Jų manimų salone esančios saugumo celės deformacijos bus tokios akivaizdžios, kad užduoti tradicinį klausimą, kaip jūs jaučiatės, po smūgio tikrai nebus prasmės. Neturėdami iš ko rinktis, sutikome su šiuo pasiūlymu ir netrukus pasigailėjome. Šiek tiek nuvylė vaizdas, atsivėręs prieš akis po to, kai nusėdo dulkės ir stiklų šukės. Pasitraukę už apsauginių barjerų stebėjome, kaip judant 64 km/h greičiu įvyko smūgis į mirties platformą. Kilniam reikalui paaukotas BMW trečiukas iš tiesų sueižėjo ir susiklaipė per visas siūles, tačiau taip dramatiškai, kaip buvo tikimasi, nesubyrėjo. Abejonės ar nesuklydome, išsklaidė tie patys ADAC ekspertai. Rodydami į deformuotą manekeno kempiniuko kaklą ir skylę krūtinėje, jie patikino, kad šie ženklai akivaizdžiai liudija buvusią akistatą su giltine. Oficialus įvertinimas pagal Euro NCAP metodiką – 0 žvaigždučių. Realiame gyvenime tai yra mirties arba likusio gyvenimo neįgaliojo vežimėlyje sinonimas. Here in Europe we have often some kind of these informations also on TV shows. Per įvairias Europos žiniasklaidos priemonės, per televiziją, mus dažnai pasiekia informacija apie tai, kas nutinka su sunaikintais ir atstatytais automobiliais, kuriuos įsigydami žmonės nežino, jog naujas jų pirkinys sulipdytas iš 2 mašinų. Vartotojas iškart labai rizikuoja, nes remonto darbai dažniausiai nebūna atlikti tinkamai. Ypatingai rizikuoja vairuotojas, kuris nieko nežino apie savo automobilio praeitį. Šis projektas unikalus buvo ir mums. Tačiau jei atvirai, Europoje vykdomi taisytų automobilių daužymo testai siekiant patikrinti pačią remonto kokybę, kai kėbulas remontuotas naudojant gamintojo rekomenduojamas dalis ir technologiją. Tests or these repairs are done quite in a proper way. Na, ką manote apie bandymo rezultatus? The first impression was, of course, that if you will not Kai pirmą kartą trečiuką pamatėme, iškart supratome, kad jo saugumo sistemos oro pagalvės neveikia. Tokioje mašinoje važiuojantiems keleiviams iškyla didžiulė grėsmė. Vairuotojas neišvengiamai atsitrenks į vairą, o avarijos atveju kiti žmonės patirs sunkias krūtinės ir galvos traumas. Jūsų automobilyje praktiškai visur buvo galima įžiūrėti kėbulo struktūros silpnumą. Kita vertus, šis modelis nepasižymėjo pavyzdiniu saugumu Euro NCAP testuose ir tuomet, kai buvo naujas. Tačiau, kai mašina remontuota, priekinis statramstis lūžta ir dėl to daugiausiai deformuojasi paties automobilio kėbulas. Todėl keleiviams išgyventi būtina saugumo erdvė itin sumažėja. Žmonėms iškyla gyvybiškai pavojingų kojų, krūtinės traumų grėsmė, o nesant saugos oro pagalvių, galvos traumos neišvengiamos vairuotojui trenkiantis į vairaratį. Kaip matėme, ir prietaisų skydelis į saloną įvažiavo giliau nei per oficialius Euro NCAP bandymus. Ar gali avarijoje miręs automobilis būti prikeltas naujam gyvenimui ir nekelti papildomos grėsmės eismo dalyviams? Gali, pripažino Transextos ekspertas Ramūnas Vėlavičius ir pateikė Didžiosios Britanijos pavyzdį, kur remontuotą mašiną leidžiame eksploatuoti, tačiau draudžiama parduoti kitam asmeniui. Tai yra visa rizika priverstas prisijimti jos savininkas. Kažin ar sutiktų savo kūriniais važinėti mūsiškiai mašinų pasaulio stebukladariai? Drįstame spėti, kad ne.